Profų detektyvų biurui paskambino bitės sekėjas ir pranešė liūdną žinią. Jam nutiko nelaimė. Jis klausė, ką jam dabar daryti. Bet mes negalėjome daug padėti, nes jau buvo per vėlu. Jeigu jis būtų kreipęsis į mūsų anksčiau, mes jam būtume pasakę 2 dalykus. Pirmasis, niekada nelaikykite svarbiausių failų viename įrenginyje. Ir antrasis, atsarginės kopijas padaryti visai nesunku, nesvarbu, kokį telefoną jūs naudojate. Samsung telefono nustatymuose spaudžiame ant savo profilio, renkame Samsung Cloud ir štai taip pasirenkame, kokių duomenų kopijas išsaugoti debesyje. iPhone telefone veiksmai panašus. Spaudžiame ant savo profilio, renkamės iCloud, tada Saved to iCloud ir vėl pasirenkame, kokius duomenis norime kopijuoti. Nebūkite kaip tas mūsų sekėjas. Nelaukite, kol nutiks nelaimė. O jeigu dar reikės pagalbos su bet kuo, kas išmanu, parašykite Bitės profams komentarą po šiuo video ar apsilankykite bitesprofai.lt. Su jumis buvo detektyvas ir Bitės profas Žygis.